Esu Gabrielė, grožio priežiūros specialistė, nagavitoja ir šioje srityje dirbanti jau beveik 10 metų ir šiandieną norėčiau papasakoti apie 3 nagų problemas, su kuriomis susiduria mūsų klientai. Na ir pirmoji problema, su kuria susiduria mūsų klientai, tai yra onicholizė. Onicholizė tai nago plokštelės atsiskyrimas nuo guolio. Kada plokštelė atsiskiria nuo guolio, į šią vietą atsiranda tokia tarsi kiaurymė ir joje gali lengvai patekti nešvarumai, drėgmė ir tai yra puikiai terpė bakterinėms infekcijoms. Norėčiau išskirti tokias 2 atsiradimo priežastis, kurios yra būtent susijusios su manikiūro sritimi. Tai yra netinkamas frezos naudojimas ir prastos kokybės manikiūro priemonių naudojimas nagams, tokių kaip bazės, geliniai lakai ir panašiai. Naudojant elektrinį prietaisą netinkamai, tiek meistras, tiek pats žmogus, šalinantis dirbtinę medžiagą nuo savo nagų, gali per stipriai spausti frezos rankenėlę, taip pernelyg išploninti natūralų nagą ir tai bus pagrindinė priežastis, dėl kurios atsiranda onicholizė būtent rankų srityje. Venkite neaiškios kilmės internetinių parduotuvių, taip pat nepirkite iš neaiškių pardavėjų. Kitas dalykas, jeigu renkatės grožio salonus ar meistrą, visuomet pasidomėkite, ar jis turi atitinkamą kvalifikaciją darbui su freza. Kita dažnai pasitaikanti nagų problema yra nagų grybelis. Kalbėti apie jį gali tik tai gydytojas specialistas, tačiau jeigu manikiūro meistras pastebėjo ant savo kliento nago pakitimus, tokius kaip nago sustorėjimas, suplonėjimas, nago spalvos pakitimas arba nago plokštelės atšokimas nuo guolio, jis turėtų savo klientui nedelsiant rekomenduoti pradėti naudoti priešgrybelinės priemonės, kurios užkirs kelią šiai ligai. Renkantis grožio specialistą, pasidomėkite, kaip jisai atlieka savo įrankių sterilizavimą, dezinfekavimą bei kaip rūpinasi darbo vietos švara. Na ir kita problema tai yra ploni, besisluoksniuojantis silpni nagai. Šią problemą itin dažnai girdime iš savo klientų, kadangi jie labai ilgą laiką dėvi gelinį lakavimą bei nagų priauginimą be pertraukų. Jeigu nesinori daryti pertraukų tarp gelinių lakavimų, rekomenduoju visuomet ir nuolatos naudoti odelių ir nagų aliejuką, kuris neleis jiems išsausėti. Jei susidūrėte su šiomis problemomis ir ieškote saugių ir patikimų produktų, kviečiu Jūs užsukti į manikiūras.eu internetinę parduotuvę, kurioje rasite visą prekių asortimentą. Taip pat kviečiu apsilankyti visose Nagavitos parduotuvėse, kur konsultantės Jums padės išsirinkti reikiamus produktus, paaiškins, kaip naudoti juos ir pakonsultuos.